Šiandien Lampėdžiuose mes turim antrą renginį Lietuvoje, tai yra Lietuvos vandens motociklų slalomo ir normalaus čempionato antras etapas, į kurį susirinko gausi šalių. Pirmą kartą Lietuvoje 5 šalis, to dar nėra buvę per 7-8 metus. Paprastas vandens motociklų čempionatas skirtumas yra, nuo slalomo yra skirtumas tom, kad čempionate startuoja visi sportininkai kartu ir toje trasoje yra 3 kartus daugiau būjų, daugiau posūkių, daugiau visko, lenkimo trasos yra, daugiau visko. O slalomas, kam sukurtas slalomas, mes pirmą kartą turbūt Europai visoje darom tokį, kad pritraukti ne tai, kad profesionalius sportininkus, o mėgėjus, kurie neturi nieko. Nes, kaip pasakyti, finiše jie gaus licenciją sportininkų ir kitais metais jau galės startuoti normaliuose varžybose. Čia, kaip sakoma, slalomas yra paruošimas sportininkų į normalias varžybas. Šiemet su lyderiais tai yra visai kitokia tema, kas buvo praeitais metais. To pasakoje šiandien pamatėm, kad toj, tarkim, galingiausiai klasiai, tai kiekvienas finišas, tarkim, iš 3 plaukimų visi lyderis vis kitas. Tai šiemet nėra to tokio konkretaus lyderio, kuris, tarkim, net negaliu pasakyti, kad kuris bus iš vis čempionas bet kurioje klasėje, nes kiekvienas plaukimas vis kažkokius staigmenų rodo.